siekis ir lėti. Tau debilas, na eik, perslinksi. Palauk, sakau. Kas tau jį? Skambink sienų, mes čia nepramušim. Tu var Pramušim? Ne, pramušim. Taigi jis šitą metalą Gagarinas iš Mėnulio praskraidino. Ir tada pardavė Viveldai. Ir pradėjo vartus daryti. Čia visų vagių košmaras. Jų neįmanoma išlaužti ir prie jos perlipti įmanoma. Skambink sienų. Sierai, alio. Sierai, čia neįmanoma, žinok, čia nepaimsime. Suvartų čia sakė kažkokį ultramagnetinį. Jo sierai ir žinok, ne tą lomą paėmė, man gaila, aš į tą metalą sulinks, tas lomas hujų. Sierai, sakau, tikrai nedarys. Kas, kokie, Viveldų? Nu gerai, čia prašau. Viveldus, vart. Tai jo, kitą objektą. Davai, važiuojam. Šitina. Senis sieras, jisai šustrų morkų prėdės. Ką jis galvoja, kad mes bordiūrinį pjūklą, blėt, vežėjomės? Taigi čia mametos vartai, čia neįmanoma jų išlaužti. Kas tau miel, vyrai, čia aš nesuprantu. Kai tu senį metalo institutą pabaigsi ir tiek žinosi apie metalą, neišlauši. Ne, tai tu nejuokink mane, žiūrėk. Nelauk, sen, palaižyk tą metalą. Jo. Atsimeni, kai sakiau Vilvedai, kad Gagarinas tą metalą parvežė, tai šitą metalą ateiviai atskraidino mametai. Nežinau, draugas. Marytė, šaibų, alimentus reikšmų. Žinau aš tokią varkę, bet tau nelabai patiks. Nu ką, vis tiek valytą užsidirbsim kokį karočią. Durnas, čia lempa kažkokie, kada čia išmokės? Ką žinau, tai jaučiu už kokio mėnesiuko. Mėnesio? Seniai, ne, žiūrėk, imk tą lopetą mane čia dabaignes arba tu, arba jie, karočią.